Pradėkime šią analizę apie CEO įrankius. Šiandienos šaltinis straipsnis apie svarbiausius įrankius, prognozuojamus 2025 metams. Mūsų tikslas atskleisti, kaip šie įrankiai padeda ne tik būti matomiems paieškoje, bet ir kaip tą matomumą paversti realų verslo augimu. Ir čia tas esminis klausimas. Kaip šitoje milžiniškoje informacijos jūroje ne tik iškilti į paviršių, bet ir pritraukti būtent tuos klientus, kurie jau pasiruošę pirkti. Tikrai, tų įrankių pasirinkimas yra didžiulis ir, tiesą sakant, lengva pasimesti. Bet svarbiausia čia ne pačių įrankių skaičius, o, kaip strategiškai juos panaudoti. Renkantis reikia žiūrėti ne tik į funkcijas ar kainą, bet ir kaip tas konkretus įrankis padės spręsti verslo problemas. Ar tai būtų konkurentų analizė, ar, sakykime, techninių svetainės bėdų paieška, ar turinio kokybės gerinimas. Mes kalbame apie visą ekosistemą nuo raktažodžių tyrimo iki konversijų optimizavimo. Straipsnyje kaip tik ir išskiriami tie pagrindiniai žaidėjai – SEMrush, Ahrefs, Google Search Console, Moz Pro, Screaming Frog, Surfer SEO. Kiekvienas, aišku, turi savo stiprioją pusę. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad galima ne tik pamatyti, ką daro konkurentai, bet ir suprasti, kodėl jiems tai veikia. Man atrodo, čia ir slypi ta tikroji galia. SEMrush dažnai vadinamas tokiu universaliu kareiviu, o Ahrefs geriausių detektyvų atgalinių nuorodų pasaulyje. Bet kaip tai atrodo praktiškai, ypač didesniam verslui? Gerai, paimkime konkretų pavyzdį. Tarkim, turime didelį buitinės technikos pardavėją Lietuvoje. Jis nori sustiprinti savo pozicijas, tarkim, skalbimo mašinų kategorijoje internete. Pirmiausia, su SEMrush ar Ahrefs jis gali išanalizuoti pagrindinius konkurentus, tiek vietinius, tiek globalius žaidėjus, kurie veikia Lietuvoje. Kokie jų populiariausi puslapiai? Pagal kokius raktažodžius, kaip geriausia skalbimo mašina, siaura skalbyklė, galbūt skalbimo mašinų remontas, jie gauna daugiausia srauto. Gal paaiškės, kad konkurentas turi labai stiprų tinklaraščio įrašą apie skalbimo mašinų priežiūrą, kuris pratraukia daug lankytojų. Supratau. Tai konkurentų analizė duoda kryptį. Gerai, o kas toliau? Kaip Ahrefs padėtų būtent šitam pardavėjui? Ahrefs parodytų, kas konkrečiai nurodo į tą sėkmingą konkurento straipsnį ar produktų puslapius. Gal tai kokie technologijų apžvalgų portalai, o gal interjero dizaino blogeriai rašo. Tai yra tarsi tie balsai, kurie rodo Google pasitikėjimą. Tai žinodamas, mūsų pardavėjas jau gali planuoti savo viešųjų ryšių ar turinio rinkodaros veiksmus. Galbūt verta pasiūlyti savo ekspertinį komentarą tiems patiems portalams. Arba sukurti dar geresnį, išsamesnį turinį tą temą ir tada bandyti gauti nuorodos iš panašių šaltinių. Tai žinai, ne vien techninis darbas, čia jau ryšių kūrimas. Įdomu. O kur čia tada įsijungia kiti įrankiai, pavyzdžiui, tas Screaming Frog ar Surfer SEO, juk neužtenka vien žinoti, ką daro kiti, tiesa? Tiksliai, Screaming Frog šiuo atveju būtų, nepakeičiamas techniniam auditui. Buitinės technikos parduotuvės dažnai turi tūkstančius prekių, sudėtingus filtrus. Screaming Frog padėtų aptikti tas lūžusias nuovadas, pasikartojantį turinių produktų aprašymuose per lėtai užsikraunančius puslapius ar problemą su struktūriniais duomenimis. Techninius tokius dalykus. Taip, kuri labai svarbus produktų rodymui paieškoje. Tai kaip sveikatos patikrinimas svetainė, sakyčiau. O tuo tarpu Surfer SEO padėtų optimizuoti konkrečių skalbimo mašinų modelių puslapius ar kategorijų aprašymus. Jis išanalizuotų aukščiausiai reitinguojamus konkurentų puslapius ir duotų labai konkrečias rekomendacijas. Kokius raktažodžius dar panaudoti, kokio ilgio turėtų būti tekstas, kaip struktūruoti antraštes, kad viskas atitiktų vartotojo paieškos intenciją ir net signalizuotų tos EEAT principus – patirti ekspertiškumą, autoritetingumą, patikimumą Google sistemai. Kūrimas, o Google Search Console čia veikia kaip toks stebėtojas, ar ne? Iš esmės taip. Google Search Console yra nemokamas Google įrankis. Jis tiesiog privalomas kiekvienam. Jis rodo, kaip Google mato svetainę, kokius raktažodžius vartoja žmonės, kad ją rastų. Ar nėra kokių naujų, tarkim, indeksavimo problemų. Mūsų pavyzdžyje tas pardavėjas matytų, ar naujai optimizuoti skalbimo mašinų puslapiai, sėkmingai indeksuojami ir kokią poziciją užima paieškoje. Taip pat labai svarbu matytų paspaudimų rodiklius, CTR. Tai gali signalizuoti, ar puslapio pavadinimas ir aprašymas, meta description yra pakankamai patrauklos.
Vadinasi, turėti šiuos įrankius yra viena, bet svarbiausia gebėti juos visus sujungti į vieningą strategiją. Straipsnėje pabrėžiamas ir Google Keyword Planner biudžeto planavimui, ir reguliarus techninis auditas, turinio optimizavimas. Būtent. Nėra vieno geriausio įrankio visiems. Mažam verslui gal užteks Search Console ir, vieno mokamo įrankio pagrindiniams funkcijoms. Bet augant, ypač tokiose konkurencingose rinkose kaip buitinė technika, skirtingų įrankių kombinacija tampa tiesiog būtinybė. Svarbiausia ne pats duomenų kiekis, o tos įžvalgos ir veiksmai, kuriuos tie duomenys inspiruoja. Ir čia labai svarbu nuolat mokytis, nes SEO sritis, keičiasi labai greitai. Tai apibendrinant, SEO įrankiai tai tikrai ne išlaidos, o investicija į efektyvesnę rinkodarą ir verslo augimą. Jie leidžia priimti sprendimus ne iš nuojautos, o remiantis konkrečiais duomenimis. Tai reiškia tikslesnį auditorijos supratimą, efektyvesnį biudžeto panaudojimą ir galiausiai geresnius rezultatus. Tikrai taip. Ta galimybė matyti aišku vaizdą, kur esi tu, kur konkurentai, kur slypi galimybės, leidžia veikti tiesiog protingiau. Ir pabaigai toks klausimas pamastymui. Jeigu nuo rytojaus būtų pradėta nuosekliai naudoti bent vieną iš šių įrankių strateginėms įžvalgoms gauti, kokį vieną konkretų pokyčią savo marketingo veiksmuose būtų galima atlikti pirmiausia, kad pasiektumėte apčiuopiamą rezultatą per artimiausius, kelis mėnesius?